Labą dieną. Šiandien pakalbėsim aktualią temą, kuri dažnai lieka šešėlyje. Tai gyvūnų burnos sveikata. Ar dantų priežiūra yra tik žmonėms? Aš esu Laura Šakarnytė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantė, taip pat Kauno gyvūnų ligoninės veterinarijos gydytoja ir šuniuko Gralio šeimininkė. Veterinarinė odontologija tai yra labai sparčiai besiplečianti veterinarinės medicinos sritis skirta gyvūnų burnos sveikatai gerinti. Tačiau tai neapsiriboja vien tik tai gydymu, mes taip pat dirbame ties prevencijos klausimų, infekcijos kontrolė ir bendrų gyvenimo kokybės gerinimu. Pagrindinis mūsų tikslas tai užtikrinti, kad gyvūnai nepatirtų skausmo bei diskomforto. Ir skatinti gyvūnų augintojus įsitraukti į profilaktinę priežiūrą ir gyvūnų sveikatingumą. Kaip susijungia mokslas ir praktika? Šiai dienai Lietuvoje nėra odontologijos diplomanto, todėl mokytis tenka važiuoti į užsienį. Doktorantūros tyrimuose tyrinėjame periodontito sukėlėjus bei analizuojame atskiras bakterijas ir gyvūnų sveikatingumą. Sujungus šias žinias, odontologija yra įsisavinama įvairiapusiškai. Moksliniai tyrimai yra atliekami Mikrobiologijos ir virusologijos institute ir ten mes tyrinėjame, kaip minėjau, pagrinde bakterijas. Taikomi pažangiausi tyrimo metodai bendradarbiaujant su užsienio laboratorijomis, negana to bendradarbiaujam su užsienio įmonėmis ir atliekame bandymus naujiems produktams. Kodėl tai yra aktualu? Daugiau nei 80% vyresnių nei 3 metų šunų ir kačių turi dantų problemų. Gyvūnai kenčia lėtinį skausmą. Negydomos burnos infekcijos sukelia širdies, kepenų ligas, taip pat sukelia stresą ne tik augintiniui, tačiau ir jo šeimininkui. Ir šiuolaikinė veterinarinė odontologija labai sparčiai žengia į priekį, kad visas šias bėdas bandytume sukontroliuoti ir užkirsti jom kelią. Dantų skausmas yra tylusis skausmas, sukeliantis rimtas pasekmes. Kodėl sakau tylusis skausmas? Dėl to, kad tai dažnai yra gyvūnų tiesiog neparodoma ir pamatoma per vėlai. Dėka fondo dalyvavau Improve International kursuose, kurie yra skirti pažengusiam odontologam, veterinarijos odontologam. Tai yra viena iš didžiausių mokymo įstaigų Didžiojoje Britanijoje skirta veterinarams ir bendradarbiaujam su Harper Adams University, yra akredituojama pažengusių odontologų programa. Lašelis statistikos. Lietuvoje yra įregistruota daugiau negu 450 000 šunų, kačių ir šeškų. Dar bene tiek gali būti ir neregistruota. Tai šuo turi 42 nuolatinius dantis, katė turi 30 nuolatinių dantų, šeškas turi 34 nuolatinius dantis, kas reiškia, jog bent vieno dantuko skausmas gali sukelti ir sukelia skausmą, diskomfortą, elgsenos pokyčius, sutrumpina gyvenimo trukmę bei kokybę. Šioje nuotraukoje matome šuniuką, kuriam yra ne 42 dantis, o žymiai daugiau, dėl to, kad net jeigu ir jis yra suaugęs, nereiškia, kad jam išrito pieniniai dantis. Ir tai jau reikalauja chirurginio įsikišimo. Periodontitas yra dažniausia gyvūnų liga. Ir paradoksas tame, kad ši liga yra rečiausiai diagnozuojama. Tai lėtinis dantenų ir apydančių uždegimas. Kadangi nėra akivaizdžių simptomatikos dažnu atveju, tai lieka šitas uždegimas nepastebėtas. Nors ir nėra akivaizdžių simptomų, bet turi labai rimtas pasekmes. Gyvenimo trukmę gali sutrumpinti net iki 20%. Tas iš tikrųjų yra labai daug gyvūnai. Tai gyvūnai, kurie turi pažengusį periodontitą, dažniau serga lėtinėmis ligomis, bakterijos patenka į kraujotaką, pažeidžia gyvybiškai svarbius organus ir nuolatinis skausmas bei diskomfortas blogina gyvenimo kokybę. Taip pat labai yra svarbi gyvūno emocinė būsena. Gyvūnas tampa vangesnis, atsiranda apatija, dirglumas, nerimas, sutrinka miego kokybė, sumažėja noras žaisti, vaikščioti. Dažnai girdžiu pastabą, jog seniau šitų ligų gyvūnams nebūdavo, tačiau norėčiau paneigti šitą mitą, kadangi tai yra netiesa.
Tiesiog šiais laikais žmonės labiau kreipia į savo keturkojus draugus dėmesį ir labiau domisi jo sveikata, emocinė būsena ir kitais poreikiais. Taip pat atsiranda elgsenos pokyčiai, tokie kaip gynybinis elgesys, agresyvumas. Gyvūnas tampa agresyvus ir niekas nežino kodėl, nors iš tikrųjų gali būti priežastis tiesiog paprastas, bet labai rimtas dantų skausmas. Katės nustoja save prausti, nustoja save grūminti, atrodo matomas sulipęs kailiukas, bendra savijauta tikrai būna labai nekokia. Bendrai sakant, suprastėja gyvenimo kokybė. Moksliniais tyrimais yra įrodyta, jog dantų skausmas tiesiogiai siejasi su miego kokybės suprastėjimu. Gyvūnas miega daugiau, tačiau tas miegas yra nekokybiškas, nepailsi. Tas nuolatinis nematomas stresas nuolat vargina, ko pasekoje nusilpsta imunitetas, atsiranda antriniai susirgimai ir antrinės ligos. Norėčiau trumpai apibūdinti Pongio istoriją. Tai yra beglobis šuniukas, kuris šiai dienai gyvena dog spoto prieglaudėlėje ir kairėje pusėje matome jam iš nosytės bėgančias išskyras, o dešinėje pusėje jų nebėra. Jis kurį laiką buvo gydytas kitose klinikose, tačiau kadangi veterinarinė odontologija nėra tiesiog dantukų apžiūra, jam buvo reikalingas kompiuterinis tomografas, dantų rentgeninis tyrimas ir buvo išsiaiškinta, jog bėda yra žymiai gilesnė. Sutvarkius bėdą chirurgiškai, Pongis atsigavo labai greitai, baigėsi išskyros iš nosies, jo nuotaika yra žymiai geresnė. Tai norėčiau pabrėžti tai, kad brachycephalinių veislių gyvūnai, tokie kaip Pongis, jie yra linkę labiau turėti dantų ligų vien dėl jų anatominių skirtumų, kurie atsirado selekcijos veisimo pasekoje, kaip pasekmė. Viso ko pagrindas veterinarinė odontologija yra anestezija. Tai yra neatsiejama saugios procedūros dalis. Moderni anestezija yra saugi, individualiai pritaikoma kiekvienam gyvūnui, leidžia gyvūnui nejausti skausmo, o gydytojui dirbti saugiai ir tiksliai. Sukeliama mažesnė trauma organizmui ir greitesnis atsistatymo laikotarpis. Matome nuotraukoje vaizdą iš Kauno gyvūnų ligoninės. Gyvūnai naudojama yra inhaliacinė narkozė, gyvūnas yra šildomas, stebimi visi gyvybiniai parametrai tam, kad gyvūno anestezija būtų saugi, trumpa ir veiksminga, kas reiškia, anestezijos metu yra daroma tik tai, kas reikia daryti. Dažnai girdimas mitas, kad reikia šunims graužti kaulus ir tada dantis bus sveiki. Tačiau tai yra visiškai netiesa, nes labai dažnai dantis tiesiog pakeičia savo spalvą, kaip pirmoje nuotraukoje, nulūžta, kaip visose kitose nuotraukose, ir tai sukelia dar didesnės traumas ir skausmą. Geriausia yra naudoti veterinarinius graužalus, kramtukus, kurie yra sveiki ir pritaikyti gyvūnam. Kursuose taip pat analizavome ne tik pagrindus odontologijos dėl periodontito gydymo, tačiau ir itin pažengusius atvejus, kaip dantų karūnėlių dėjimas, kanalų tvarkymas, žandikaulio kramtomojo sąnario operacijos, kurie taip pat yra labai svarbus. Taip pat kursuose mokėmės apie pažangiosios veterinarijos poreikį, naudojimą, analizavimą ir pagrindimą veterinarinę odontologiją. Šiai dienai visos šitos paslaugos yra prieinamos Lietuvoje, Kauno gyvūnų ligoninėje. Dentalinis rentgenas, kompiuterinis tomografas bei piezochirurgija. Tai yra labai svarbus dalykai, kurie padeda atlikti procedūrą greičiau, saugiau, diagnozuoti tiksliau ir gyvūnas greičiau pasveiksta. Tačiau vis tiek išlieka pagrindinė užduotis gyvūno šeimininkams valyti dantis. Pagrindinis dalykas tai yra valymas namuose su pasta ir šepetėliu. Ypač jeigu turite brachycephalinių veislių gyvūną, kurie itin linkę į dantų bėdas.
Rekomenduoju valyti dantis namuose ir reguliariai rodytis pas veterinarijos gydytoją. Ačiū visiems už dėmesį.